Balandžio 12 dieną Kelmės Aukuro pagrindinėje mokykloje vyko susitikimas su NATO atstovais Lietuvoje. Susitikti su 8-10 klasių mokiniais atvyko Olandas Meno, Čekas Vit, vokietė Nadinė. Svečiai papasakojo, kad jau 20 metų Lietuva yra visateisė Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos NATO narė. Apie NATO veiklą Lietuvoje parodytas filmas, pažvelgta į tai, kokį kelią per 20 metų nuėjo mūsų valstybė, ką mums suteikė bendradarbiavimas su sąjungininkais. Po filmo peržiūros organizuota viktorina apie NATO įkūrimą, būrių dislokavimo vietas, NATO ir Lietuvos karių bendradarbiavimą, apie Baltijos jūros apsaugą. Aktų salėje susirinkę mokiniai aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus, o geriausiai atsakiusiems aštuntokams Ugniai Jegminaitei, Nojui Brokoriui ir Nojui Žilinskiui įteiktos dovanos. Svečiai nuoširdžiai bendravo su mokiniais, atsakinėjo į auditorijos pateiktus klausimus. Mokiniai galėjo patys išbandyti, kiek sveria NATO kario amunicija. Mokyklos direktorė Asta Zavackienė kartu su šventėje dalyvavusiu Lietuvos Respublikos Seimo nariu Jonu Gudausku dėkojo už įdomią pamoką anglų kalba ir linkėjo neužmiršti savo krašto, šalies istorijos. Paminėti NATO 20-metį ir mokyklos stadione išskleisti stiprybės ir saugumo simbolį Lietuvos valstybinę vėliavą, kuri šįkart buvo apie 70 metrų ilgio milžinė, rikiavosi visi mokyklos mokiniai ir mokytojai. Šią ceremoniją įvykdyti padėjo 7 savanoriai iš Kelmės Prisikėlimo apygardos 605-osios kuopos. Svarbu prisiminti, kad narystė NATO tapo mūsų šalies saugumo ir stabilumo sėkmės istorija.